Pūkis ir kompiuteris. Vieną gražią dieną Garbanė su draugais nusprendė pasivaikščioti rudenėjančiame miške. Visi jau susirinko prie namo, tik Pūkis kažkur pradingo. Gūži, prašau, nueik pasižiūrėk, kur ten Pūkis, paprašė gydytojas Aloyzas. Praėjo kelios minutės, o Gūžio ir Pūkio nėra. Jų ieškoti išėjo pats Aloyzas. Įėjęs į lapiuko kambarį pamatė tokį vaizdą. Pūkis sėdėjo prie kompiuterio ir žaidė kompiuterinį žaidimą, o šalia stovėjo Gūžis. Jie taip entuziastingai aptarinėjo žaidimo eigą, kad neišgirdo įeinančio Aloyzo. Vaikai, jūs nieko neužmiršote? Paklausė Aloyzas. Oi, Aloyzai, atleiskite, visai pamiršau, kad laukiate mūsų, pasakė gandras Gūžis. Pūki, eime greičiau, miške taip gera. Ir kogi aš ten nemačiau, atsakė Pūkis. Čia taip įdomu, kiekviename naujame lygyje vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Taip, Pūki, nemaniau, kad kompiuteris tau svarbiau nei draugai, nusivylęs pasakė Gūžis. Nesiginčykite, vaikai, pasakė Aloyzas. Kompiuteris, jei tik naudosime jį teisingai, didžiulė pagalba. Štai pavyzdžiui, Pūki, mokykloje tau davė užduotį paruošti pasakojimą apie kokią nors planetą, o į biblioteką nesuspėjai arba reikiamų knygų nerandi. O internete galima rasti labai daug informacijos, bet kompiuteris gali tapti ir mūsų priešu. Jei ilgai sėdėsi prie jo, gali pablogėti tavo sveikata. Kaip tai? Juk aš tik sėdžiu, paprieštaravo Pūkis. Būtent, tik sėdi, atsakė Aloyzas. Ilgai sėdint, kraujas negali laisvai judėti kūnu, nuvargsta nugara, pavargsta akis. Todėl prie kompiuterio galima būti tik griežtai nustatytą laiką. Skirtingo amžiaus vaikams jis skirtingas. Ačiū, Aloyzai, kad paaiškinote. Eime į mišką. Išmokysiu tave fotografuoti, išmoksi pamatyti net mažos žolytės grožį, pasiūlė Gūžis. Ačiū, Gūži, tu tikras draugas. Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Pirmas laiškas Korintiečiams, 10 skyrius, 31 eilutė.